Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Matą. Melsdamiesi, nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, jie tarėsi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Tai viešpaties žodis. Tėve mūsų, ta malda yra Evangelijos sintezė. Žodis tėve mums leidžia suprasti, kad malda skrieja ne į tolimą abejingą Dievą, bet į tą, kuris iš tikrųjų mus myli ir rūpinasi mumis. Tačiau baimė prieš Dievą, kuri dažnai mus lydi, gali rodyti, kad mes vis dar ne visiškai suprantame, kad Dievas iš tikrųjų yra mūsų tas geras tėvas. Tarę tėve mūsų, neretai prisimename įvairius žemiškųjų tėvų paveikslus. Ir ne kiekvienas iš mūsų galėjo augti šalia rūpestingų ir mylinčių tėvų. Jėzus Kristus atėjo į pasaulį tam, kad parodyt mums visiems tikrąjį Dievo veidą. Parodyti tėvą, kuris ieško pasiklydusios avelės. Tėvą, kuris su neapsakomu džiaugsmu sutinka grįžtantį sūnų palaidūną. Ir tėvą, kuris siuntė savo sūnų, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Jėzus atvėrė mums gailestingumo sampratą. Gailestingasis hebrajiškai rachum, rachamim, kas reiškia motinos įsčios. Būtent, kai Jėzus sako, Dievas yra gailestingas, toks tėvas, tas rachamim, simbolizuoja motiną, kuri visada turi laiko ir vietos savo vaikams, jaučia kiekvieną jų džiaugsmą ir skausmą. Meldžiantis viešpaties malda, atminkite, kad kreipiatės į rūpestingą tėvą, o ne į abstraktų Dievo įvaizdį. Kreipiantis į tėvą, pabrėžiame, kad esame jo vaikai, ne anoniminiai numeriai, bet aukščiausiojo sūnus ir dukteris. Kai pranašas Izaija rašo, ar gali moteris pamiršti savo kūdikį, kurį myli? Net jei jį pamirštų, aš tavęs neužmiršiu. Nebijokite Dievo. Mylėkite jį, kaip ir jis jūs pamilo. Ir gyvenkite ne kaip vergai, bijantys savo šeimininko, bet kaip sūnus ir dukteris, laisvai ir drąsiai žengiantis gyvenimo keliu. Kviečiu dabar tave pasimelsti, parafrazuodami tą maldą. Tėve mūsų, mano tėve, kuris esi danguje. Dangus tai ne tik ten kažkur viršuje, bet dangus yra ten, kur tu gyveni. O tu gyveni visur, taipogi ir mano širdį. Ir žinai, kas aš esu. Ir nebijau tave pavadinti tėvu, tėve mano. Teesie šventas tavo vardas. Kaip aš noriu pažinti tą vardą, tavo esmę. Kaip aš noriu patirti tavo meilę ir noriu, kad kuo daugiau žmonių irgi galėtų pamatyti ir įtikėti, kad tu esi meilė.
teisi tavo valia. Vienintelė tavo valia tai, kad aš būčiau laimingas, kad visa žmonija atrastų gyvenimo prasmę, kad visa žmonija įtikėtų į tave ir turėtų kokybišką ir amžinąją gyvenimą. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Duok man tą duoną, kurią duoda amžinąjį gyvenimą. Duok man tos duonos, kurią maitina sielą ir mano širdį. Duona, kurią man padėtų mylėti, atleisti, svajoti, gyventi gerai, kokybiškai. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Viešpatie, atleisk man, nes ir aš bandau kiekvieną dieną atleisti kitam žmogui. Nes kiekvieną kartą, kai atleidžiu kitam, tada esu panašus į tave, tampu panašus į tave. Ir neleisk mūsų gundyti. Viešpatie, padėk man, mano kovose, kad su tavo pagalba aš galėčiau visada pasirinkti tai, kas yra gera ir išmintinga. Ir gelbėk manęs ir mus visus nuo pikto. Viešpatie, padėk man neatsižadėti tavęs ir neieškoti laimės kažkur kitur. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.